Kėlės klaidų, nepataikė keletą kartų ir štai dabar tą tylą nutraukė Šarūnas Jasikevičius, pelnydamas pirmosius taškus savo komandai. Šarūnas Jasikevičius pirmose rungtynėse. Derekas Šarpas, krepšininkas, kuris šiaip įmeta tik po 6 taškus vidutiniškai, tačiau gali primėtyti, jeigu tik tai jam leis tą padaryti varžovai. Šarūnas Jasikevičius labai šiandien susikaupęs, apšilinėjo Šarūnas Jasikevičius, beveik neprames. Ir Derekas Šarpas varžovų komandos gretose šio kėlinio pradžioje. Taigi papildomas 24 sekundės Kauno Žalgiriui, kurio žaidime trūksta taiklių metimų. Štai tokių. Giedrius Gustas, 3 taškai. Antrasis tritaškis šiandien. Giedrius Gustas nebereikalo yra taikliausias tritaškininkas Kauno Žalgirio komandoje. Iki šių rungtynių jis buvo pataikęs 15. Rainaras Bagackis ruošiasi sugrįžti į aikštę. Užtektinai laiko galėjo pailsėti abu vyriausi Žalgirio komandos žaidėjai, o dabar klaida gynyboje. Klaida iš karto pasibaigianti 2 taškais. Ir žaidžia Liublianos Olimpija prieš Efes Pilsen. Sienos Montepaskis susitinka su Atėnų Panathinaikos ir trečiosios rungtynės vyksta štai čia. Nikola Vaičičius 2 taškai ir skirtumas. Paulius Jankūnas. Taip, 2 taškai ir pražanga Matijo Basnui. Užsikabino dabar už rankos Matijo Basnas. Buvo pražanga. 2 taškai skaityti ir dar vieną baudos metimą mes Paulius Jankūnas. Minutės pertraukėlės. Dar vienos šį kėlinį prašo Pini Geršonas. O Tel Avivo Maccabi komandos sirgalių veido išėmė Parkeris. Prieš Mindaugo Timinsko vietą gynybą dabar praktiškai įgrūda kamuolį krepšį Anthony Parkeris. 44-36. Laikas dabar 22. Arvydas Sabonis. Edas Kota iki galo. Taiklus metimas. Prisidengiant korpusų dabar nuo galimo bloko. 52-42. Edas Kota. Pradėjo šias rungtynes, tačiau po to per trečiąjį kėlinį nepelnė nė vieno taško. Derekas Šarpas. Ir Arvydas Sabonis sugeba įmesti Derekas Šarpas. Belieka tik tai paploti šiam mažam. Jis yra vienas iš favoritų laimėti visą Eurolygą šį sezoną. Sabas 2 taškai. Žalgirio pranašumas 13 taškų, 68-55, o dabar atrodo techninė pražanga kažkam. Dabar atakuoti Tel Avivo Maccabi krepšininkai, Anthony Parkeris. Tokia gynyba, Dainis Šalingas suspėja, Mindaugas Timinskas irgi, Tano Kaberdas šalia, Deono Tomaso. Ir pavyksta pelnyti taškus sudėtingos dabar ir toks į pirmąją vietą savo grupėje antrajame etape. Ir yra vienintelė komanda šioje grupėje nepralaimėjusi nė karto savo varžovams. Įveiktas Stambulo Ulkeris, dabar įveikiamas Tel Avivo Maccabi. Kitas varžovas lygiai po savaitės Valensijos Pomesa. Labai sudėtingas ir galingas priešininkas. Ir galima net nebijoti, jog rungtynes laimėti ten išvykoje bus sunku. Tačiau būkite kartu tuomet su Kauno Žalgiriu ir sirkite už Kauno Žalgirio kelionę link finalinio ketvirto. Ji dabar pasidarė bent šiek tiek lengvesnė. Pataiko Nikola Vaičičius tritaškį paskutinę sekundę ir Žalgiris vis dėlto išbarsto savo persvarą iki 8 taškų. Nepaisant visko, dabar jau nubraukiant tos galbūt netikslius epizodus, belieka tik tai pasidžiaugti Kauno Žalgirio komandos pergalę. Net jeigu mes ją būtumėm iškovoję vienu vieninteliu tašku, tai būtų didelis ir labai svarbus laimėjimas. 78-70 Kauno Žalgirio komandas sveikino Tel Avivo Maccabi.